Iki vasario 5 dienos būtinai visus kviečiu apsilankyti kultūros centre Ukmergėje, kur dar vyksta virtuali paroda, Čiurlionio darbų paroda. Tai yra paveikslai, kuriuos mes nueiti galime ir apsidairyti ir pamatyti, kad esam visai kitoje aplinkoje. 3D daug kas matėte, žinom ten tos vaizdus, kaip tau atrodo, kad čia visiškai arti ten kokia gyvatė, ar ten kažkoks tai medis krenta ant tavęs, bet kai tu matai visą tai padaryta iš tų paveikslų nuo vaikystės mums pažįstamų, yra visai kitas jausmas. Aš esu buvusi pati ir tikrai nerekomenduočiau, jeigu nebūčiau to patyrus. Tai buvome su bendradarbiais, kur iš tiesų ėjo užsieniečiai, kurie nieko bendro neturi su Čiurlioniu, bet jiem labai didelį įspūdį paliko. Sakė, tokio nesam matę dalyko. Kad taip tave įkeltų į tuos vaizdus visus ir jie taptų tokie gyvi, kai tu skrendi ir tavo šešėlis yra paukščio šešėlis. Ten tiesiog sėdi kėdėj tokioj, sukiojasi, uždeda akinius, uždeda ausinės, nerealu. Tu atsiduri kaip visai kitoj realybėj. Mano bendradarbė ne lietuvė, tai jinai begle kiek buvo sužavėta. Trunka gal 15 minučių pats filmas. Yra pasiruošimas, papasakoja truputėlį asistentai ir su tais 3D akiniais ir su ausinėmis, yra ir muzika specialiai sukurta tam. Ir tai, kai tu nori pažiūrėti aukštyn žemyn ar į dešinę į kairę, tu sukiesi su ta kėdė ir tu visą laiką esi tame paveiksle. Kaip čia, pavyzdžiui, gali sukioti ir esi, tai ten panašiai atsiduri. Šiais metais tokia šalta ir tokia tiek pilna sniego žiema tikrai praskaidrins tie vaizdai. Ta paroda atvyksta pas jūs, jinai yra dabar Ukmergės kultūros centre. Ir, nereikia nei toli važiuoti, nei labai, svarbu atsikasti sniegą iš kiemo, o toliau viskas pasiekiama. Bet tikrai patirtis labai faina. Sapnuosit po to.